Labas vakaras, eteryje kovo 4-osios krašto naujienos. Laidoje matysite ir išgirsite. 2 Kėdainių bokso entuziastams įteikti garbingi apdovanojimai. Būsimiesiems medžiotojams specialūs mokymai ir egzaminas. Kraštiečiams priminta apie išnykusį amatą. Tarptautiniame futbolo turnyre varžėsi 4 šalių atstovai. Kovo 11 dieną minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. 12 val. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje mišių auka už Tėvynę Lietuvą. Po mišių gėlių padėjimas ant Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Povilo Aksomaičio kapo Kauno gatvės kapinėse. 14 val. Kėdainių arenoje koncertas Jauni, nepriklausomi, kitokie. Dėlionė vienintelė mūsų. 2 Kėdainių bokso entuziastams Bronislavui Šimokaičiui ir Reimundui Baltrūnui įteikti garbingi apdovanojimai. 2 Kėdainių rajono bokso entuziastams įteikti garbingi apdovanojimai. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės už nuopelnus Lietuvos sportui aukso medaliu apdovanojo kraštiečiams gerai žinomą bokso trenerį Bronislavą Šimokaitį, o Reimundui Baltrūnui apdovanojimas įteiktas už bokso sporto plėtrą. Juos abu tą progą pasveikino Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Misius ir Kėdainių bokso federacijos prezidentas Vilmantas Bobinas. Pasak jų, tiek Bronislavas Šimokaitis, tiek Reimundas Baltrūnas yra verti tokių apdovanojimų. Jų dėka į Kėdainių ir Lietuvos bokso istoriją įrašyta nemažai svarių laimėjimų, kuriuos iškovojo šių entuziastų išugdyti sportininkai. Aukso medaliu apdovanotas Bronislavas Šimokaitis džiaugiasi, kad yra jaunimo, kuris uoliai treniruojasi ir siekia pačių aukščiausių apdovanojimų. 2 mano asmeniškai mokiniai yra Europoje jaunimo ir jauniuose 5. Europos prizininkas yra vyrų čempionai, vyrų vicečempionai, jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionai ir visų amžiaus kategorijų Lietuvos rinktinės narių. Tai tikrai yra sportuojančių, yra norinčių. Kokios nuotaikos ir mintis gavus tokį garbingą apdovanojimą? Džiugios nuotaikos, be abejo, malonu, kad įvertina, malonu, kad pastebi tuo pačiu ne vien rajonas ir Lietuvos mastu, tai tikrai, tuo labiau, kad garsinam Kėdainių kraštą. Tai man yra pagrindinis dalykas, kad mes garsinam savo miestą, savo kraštą. Anksčiau teko tokiais apdovanojimais džiaugtis? Neteko, aišku, tai pirmas apdovanojimas valstybinis toksai, turim ten tų, sakykime, nuopelnų su rinktinė, turim su Europos apdovanojimu ir padėkos raštu, bet kas liečia medalis, tai pirmas. Reimundas Baltrūnas vienas ryškiausių bokso srities atstovų mūsų rajone. Šis žmogus ne vieną dešimtmetį ugdė jaunuosius sportininkus. Koks buvo jūsų kelias bokso srityje? Sunkus, sudėtingas. Juodas darbas. Daug dirbti reikėjo, kad kažką tai pasiekti. O ar buvo jaunimo, su kuriuo galėtume dirbti? Jaunimo visat buvo. Mes pradėjom 69-ais, tai pagrindė buvo vaikinai 17-18 metų, jau beveik suaugę. Ir pirma išvyka buvo į dabartinį Marijampolę, kur pasiekti pirmi rezultatai buvo, tai 2 bronzos medaliai, tai Pacauskas ir Biriukovas. Tai yra labai aukštas pasiekimas anais laikais buvo. Tai 69 metai, tai labai senai buvo. A po to jau buvo ir Lietuvos antra vieta 72 metais, 73 jau Lietuvos čempionų turėjau jaunių. Ir taip toliau. Ar dabar tebesidomit tuo, kas vyksta bokso srityje? Aš visada domiuosi boksu. Aš gyvenu boksu. Varžybos žiūriu, važiuoju, dalyvauju varžybose. Kaip vertinate departamento jums parodytą dėmesį ir įteiktą tokį apdovanojimą? Gal čia ne pirmas apdovanojimas, bet šiaip dėmesys parodytas savaime, aišku, nuo Kėdainių atstovai duoda informaciją. Ir dėmesys tas, kas buvo parodyta departamente, tai buvo nuostabu. Medžiotojais norintiems tapti kraštiečiams reikia dalyvauti mokymuose ir išlaikyti egzaminus. Daugiau nei 600 medžiotojų vienijančios Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos narių gretos kasmet pasipildo naujais žmonėmis. Norintieji pradėti medžioti privalo dalyvauti specialiuose mokymuose, išlaikyti egzaminus. Tik tada jiems išduodamas medžiotojo bilietas ir leidžiama naudotis gamtiniais ištekliais.
Medžioklė tai ne vien malonus pasivaikščiojimas miške, bet ir didžiulė atsakomybė. Nes kiekvienas medžiotojas turi galingą ginklą, kuriuo netinkamai naudojantis galima sužeisti kitą medžiotoją ar varovą. Labai svarbu išmanyti saugaus elgesio taisyklės. Taip pat reikia daug žinoti apie pačius gyvūnus. Teigia mokymus būsimiesiems medžiotojams organizuojančios Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas Lionius Stanevičius. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais metais yra organizuojami tokie mokymų kursai, kur medžiotojas turi susipažinti su teorinė programa, tai saugaus elgesys įeina į šią programą, po to yra apie gyvūniją, apie jų ligas, apie jų populiaciją. Iš tikrųjų yra mokymo programa tikrai plati. Jeigu, sakykime, medžiotojas baigęs kursus pasiruošęs egzaminam, tai yra iš visų egzaminų programoje 1500 klausimų ir, kai matote, iš 5000 atsakymų. Tai iš tikrųjų programa yra plati šį mokymą. Šiemet Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos narių gretas ketina papildyti daugiau nei 30 kraštiečių. Medžiotojo bilietą norėtų įgyti ir kelios moteris. Joms, kaip ir vyrams, taip pat reikia dalyvauti mokymuose. Vienos iš klausytojų teiravomės, kodėl nori tapti medžiotoja. Man patinka po tos miškus vaikščioti, žiūrėti, tie visi gyvūnai, aš nežinau, aš tokią silpnybę turiu, nes ir vyras yra medžiotojas, tai taip ir toliau kažkaip tęsiamis, tai galim sakyti, jo dėka aš taip labai pamėgau. Kokių žinių jau įgijote šiuose mokymuose? Ką visą vaiką yra sauga, iš tikrųjų labai daug sužinojo apie žvėris, ką galima medžioti, ko negalima, su kuriais pirmą kartą net susipažinau. Turi papildomai iš tikrųjų mokintis. Nežinau, gal kaip vyram, gal kaip ir lengviau, bet pasimokinsim. Tikiuosi, kad išlaikysim, viskas bus tvarkoje ir būsiu viena iš jų medžiotoja. Būsimųjų medžiotojų mokymai tęsis iki gegužės 7-osios. Tada visi turės laikyti egzaminą, kuriame bus vertinamos ne tik teorinės žinios, bet ir praktiniai įgūdžiai šaudant į taikinius. Išlaikiusieji egzaminą gaus medžiotojo bilietą ir galės laisvalaikį leisti medžioklėse. Savaitgalį Arnetų name vyko renginys, kurio metu kraštiečiams priminta apie išnykusį amatą. Arnetų namas Kėdainiuose pakvietė kraštiečius prisiminti išnykusį amatą – mezgimą iš angoros pūkinių triušių vilnos, kuri yra vartojama šilčiausiems ir lengviausiems mezginiams. Buvo eksponuojami rekonstruoti populiarūs 20-ojo amžiaus 6-8 mečių pūkiniai dirbiniai – vaikiška kepurė, diržas nuo nugaros skausmų, riešės. Angoros veislės triušiai yra reti Lietuvoje, sako juos auginanti Regina Banienė. Lietuvoje jau Kėdainių rajone nebuvo. Tokių triušių aš tik atsivežiau iš mažosios Lietuvos angorinius triušius, nes tam toje, kaip sakant, Palatvyje, toje zonoje buvo angoriniai, tik angoriniai triušiai. O čia buvo baltieji pūkiniai. Jie šiek tiek prastesni 57 metais išveisti. Parodoje Riešinės iš praeities ir dabar savo darbus eksponuojančios moterys dažnai susirenka Arnetų name. Čia jos mezga, pasidalija patirtimi. Ekspozicijoje akį traukia įvairiausių spalvų, raštų ir ornamentų megztos riešinės. Daugelis jų išsiuvinėtos karoliukais. Čia Kėdainių rajone Riešinės tai buvo vidurio Lietuvoje be karoliukų. Niekur nerasta, Juknevičiaus klausiau, nerado nei vieno karoliukų. To su karoliukais atkeliavo iš mažosios Lietuvos. Kada susidomėjote riešinių mezgimu? Vienu žodžiu mezgimas, tai čia mano iš vaikystės laikų. Mano mama buvo mezgėja, viską megzdavo ir mano pirmas mezgimas buvo iki mokyklinio amžiaus. Kada mama megzdavo su raštais tokias pirštinės ir aš mezgiau irgi, bet aš numezgiau, man raštas gavosi čia, o ne čia ant viršaus ir labai verkiau. O paskui jau pradėjau laisvalaikį, jau į mokyklą reikėjo viską megzti. Kada dirbom ir mano mergaitės, ir berniukas, visi viską mokinomės. Ar tai sunkus yra užsiėmimas? Nesunku. Kokių savybių reikia turėti, norint nusimegzti riešines? Reikia norėti, reikia noro. Riešines pradėjau megzti ne taip senai, Kristina parodė, megzti iš viso nemokėjau.
padovanojo riešinės, galvoju, tai kaip galima ir pačiai nusimegzti. Ir taip, megzti nemokėjau, įsidėjau, jinai stebisi, kaip tu taip galėjai, nemokėdama. Pirmą kartą suklydau, nemoku ant virpalo užsidėti tų akių. O po to patiko, toks darbas įdomus, malonus ir nusimegzti dovanėlę draugiai ar ten giminaitei, kokie gimtadienio proga. Į svečius važiuojant labai malonu nuvežti, visi mėgsta savo darbą, gaminį daugiau toks būna išskirtinis, vis tiek nevienodas. Jūs žiūrite Krašto naujienas. Kėdainiuose surengtame futbolo turnyre varžėsi 4 šalių atstovai. Kėdainių sporto centro futbolo manieže vyko tarptautinis 2000 metų gimimo jaunųjų sportininkų turnyras. Futbolo klubo Nevėžis tauriai laimėti. Turnyre dalyvavo 12 komandų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Rusijos. Kėdainių futbolo klubas Nevėžis pogrupio rungtynėse 4-0 įveikė Estijos bei 5-0 Mažeikių komandas, bet rezultatu 2-5 pralaimėjo Bauskės futbolininkams. Kol kas viskas gerai einasi, vienas laimėjom, kitas tik pralaimėjom tenais, nes nebuvo to užsivedimo tokio pas kitus žaidėjus, kaip pas kitus, nepasisekė. Buvo šiek tiek nesklandumų komandiniam žaidime, nesusižaisdom tenai, prasileisdom daug šansų duodom priešininkam, jie jomis pasinaudodavo, taip ir gavosi. Kokios varžybų baigties tikitės? Visą laiką laimėjimo siekiam. Pogrupyje užėmė antrąją vietą, kėdainiečiai kovojo dėl 5-8 vietų ir rezultatu 4-3 įveikę Kaliningrado bei 7-1 startų komandas užėmė 5-ąją vietą. Geriausių Nevėžio komandos žaidėjų išrinktas Aurentas Makauskas, o Nevėžis 2 Dominykas Babičius. Turnyre po atkaklių kovų triumfavo Latvijos futbolininkai. Po Krašto naujienų nepraleiskite naujos kalbos rėčio laidelės, kurioje drauge su autorėmis lankysitės biuro reikmenų parduotuvėje. Kokių kalbos klaidų knibžda ten, sužinosite netrukus. Vėliau orų prognozė, informaciniai pranešimai bei laikraščio Rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga. Likite sveiki.